Labas vakaras, mėly svečiai, susirinkę į Pėterio Bruverio poezijos knygos Kalbos peizažas pristatymą. Tai jau 7-oji Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos drauge su partneriais Latvijos ir Estijos rašytojų sąjungomis įkurtos serijos Naujoji klasika Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūryba išleista knyga, kurią iš latvių kalbos nuostabiai išvertė poetas Vladas Braziūnas. Redagavo gerbiama Lilija Kudirkienė. Ačiū Jums, Lilija, už Jūsų darbą. Už korektūrą atsakinga Greta Ambrazaitė, o Naujosios klasikos serijos dailininkė Deimantė Rybakovienė. Kalbos peizažas 2004 metais parašyta latvių poeto ir poezijos vertėjo Pėterio Bruverio sumanytos simfoninio užmojo teatrologijos, savito monumentalaus žanro pirmoji dalis. Jos pavadinimas toks pat kaip ir visos teatrologijos – kalbos peizažas. Latviai kitų 3 knygų nelaukia. Šiąją pristatė Baltijos asamblėjos premijai. Autoriui yra skirta ši premija 2005 metais. Ir štai pagaliau šiemet mes ją turime lietuvių kalba. Apie amžinybę iškeliavusi genialų poetą, jo kūrybą ir gyvenimą šį vakarą kalbėsime su iš Latvijos atvykusiomis Pėterio Bruverio dukromis dvynėmis. Zainė Bruverė Kvėpa ir Bruverė Darulienė. Bei žinoma, šiam projektui gyvybę įkvėpusiu talentinguoju poetu, vertėju Vladu Braziūnu. Dėkoju, kad atvykote, kad įveikėte tokį tolimą kelią ir šį vakarą esate drauge su mumis visais čia jaukiai susirinkę Lietuvos rašytojų sąjungoje. Aš esu Indrė Valantinaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautinių projektų koordinatorė. Na ir šį vakarą kalbinsiu, komentinėsiu mūsų svečius. Pirmiausia, klausimą norėčiau užduoti knygos vertėjų Vladui Braziūnui. Kadangi jau ne pirmi metai jūsų planuose buvo išversti būtent šią įstabaus amžinybėn iškeliavusio poeto knygą. Kuo tai patraukė, sužavėjo jūs būtent ši knyga, kad norėjote su ją supažindinti visus Lietuvos skaitytojus? Nežinau, nuo ko pradėti. Iš pat pradžių. Dabar eidamas pagalvojau, kiek čia būtų metų. Tai kad esu Pėterio pažįstamas, pasidarant, tai matyt, kad nuo 86, tai va 40 metų kitais metais būtų tada. Arčiau mikrofoną? Ačiū. Gerai. Tada abi rašytojų sąjungos latvių ir lietuvių buvo sutarusios jaunus rašytojus, taip pat ir tokius rašytojus kaip poetai, vienais metais pasikviesti į vieną šalį, kitais į kitą šalį ir pasimokyti vieni kitų kalbos. Buvo tokios sąlygos sudarytos ir kartu, žinoma, pabendrauti su savo bendraamžiais. Tai pirmieji atvažiavo Latvijai pas mus, tai va čia ir tais metais ir įvyko ta pažinties kibirkštėlė, kitais metais mes jau buvom Rygoj keletą žmonių ir Pėteris Vanaks, tada toksai
jaunas dėstytojas universitete mus labai nuotaikingai latvių kalbos mokino, mes ten juokavom, dainavom ir ko tik tai nedarėm, bet tai buvo labai gyva ir iš tos gyvybės maždaug iki piet, o po pietų jau tada laikas su kolegomis. Tai va ten jau Peterio būta visą laiką. Dar prisimenu, turiu nuotraukas jo su Uludžiu Berzinį. Uludis mus vedžioja po senamiestį, aiškina tenai visą ką ir panašiai. Tai žodžiu laikas šitoksai ir paskui jau po to prasidėjo tokie vieni pas kitus važiavimai ir taip toliau. Na šitos mergytės, tai mano atmintyva tokios buvo. Va, ir kadangi dvynukės ir nepaprastai panašios, tai aš savo vaikiškoj knygoje esu parašęs tokį eilėraštį, gaila, buvau sakęs, aš čia paskaitysiu jį, bet dabar nebeatsimenu. Žodžiu, reikalas toks, kad latviukės, abidvi dvynukės tenai, tik vienai ant žandos puogelis. Kad šitais vadinasi, musiškis tada vaikas buvo irgi nusivežėm dariukas, šitaip ir skyrė. Ir kas bus, kas puogelis nukris. Tai žodžiu, užaugino per tą laiką Peteris šitokias gražias dukras, kurios kaip ir dera Peterio dukrom šneka lietuviškai ir ne tik supranta. Va, o dabar prie poezijos einant, tai visą laiką tų eilėraščių rasdavosi. Vienas kitam pasiuntinėdavom. Tai aš esu vertęs nemažai iš rankraščių. Paskui tik tai teko taikytis dar kartą perverst kartais, jeigu tas eilėraštis jau spausdintas pasikeitęs yra, nes visada paskutinis autoriaus prisilietimas yra jau tikras daiktas. Bet taip sutapo, kad daugiausia buvo iš kitų knygų, ne iš šitos knygos. Ir pirma mano užmačia buvo išversti Peterio rinktinę. Ta užmačia yra įgyvendinta, tik tai laukiu dabar leidyklos, kas išleis. O pasitaikė, kad iš šitos mano versta mažiausiai buvo, tai man teko sėst. Vienas daiktas, kitas, ir tai yra. Tada jau ir laikas ir panašiai. Ir per kiek laiko čia spėsi viską padaryti. Ir pasirodė, kad iš tikrųjų šita knyga Peterio yra solidžiausia, įvairiausia, versti sunkiausia. Bet ką jau padarysi? Jaučiau didžiausią pareigą ir mūsų visų skolą Peteriui, dėl to, kad iki tol labai gražiai Baltijos asamblėja leisdavo savo premijos laureatų knygas. Pati asamblėja užsakydavo leidyklom, konkursą skelbdavo ir ta leidykla jau pardavusi savo. Taip buvo iki 2004 metų. Peterio nelaimiai. Čia leidyba ir nutrūko Lietuvoje. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Latvijoje ir Estijoje nutrūko dar vienai.
Na, o paskui jau tas atgaivinimas, čia žinoma, ir per ilgą laiką būdavo užsimenama kiekvieną progą ir panašiai, bet jau kai ėmėsi rašytojų sąjungos iniciatyvos, viskas reikalas pajudėjo, tik tai pajudėjo, kaip jau ir įprasta, dabar pas mus patapo, biurokratiniu būdu, asamblėja nusiplovė, nuo šito reikalo permetė kultūros ministerijos permetė ką? Rašytojų sąjungą. Laisvą nuotaiką. Šį vakarą su mumis šį vakarą yra Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė, kurios dėka būtent ir kitų tuometinių rašytojų sąjungų vadovų dėka šis projektas pagaliau įgavo kūną, kad mes tikrai galime tęsti jį sėkmingai ir per metus išleisti vieną latvių, kitą estų laimėjusias Baltijos asamblėjos prizus knygas. Dar vienas klausimas Vladui. Ar atsakomybė dar didesnė, kai verti artimo bičiulio, kai verti ypač amžinybėn iškeliavusio draugo poeziją? Kaip jautėtės versdamas šią knygą? Nepasakyčiau, kad jauti kokį nors dirbdamas didelį skirtumą. Ta atsakomybė jaučiama ne tada, kai sėdi prie stalo, tada jau tik tai yra tekstas galbūt. O šiaip jau per visą šitą laiką tai jaučiau visų mūsų skolą, arba galima ir kitaip galėti vardinti. Žiauriau, kad Pėteris iki šiol neprabilo lietuviškai, nes tai yra žmogus, kuris daugiausiai yra nusipelnęs yra, bent jau iš savo kartos, iš tos jau mūsų kartos, nors jis ir jaunesnis šiek tiek, bet mes laikėm savo visi ir maniškės kartos ir jaunesnė. Ir labai gaila, kad nespėjome vis išleisti savo antologijos lietuvių poezijos, bet tai irgi bus padaryta. Ir manau, kad, o labai tikiuosi, kad rinktinė irgi netruks išeiti kitais metais ar dar ką, kaip Dievas duos, bet tai jau bus dvikalbė, kaip ir dera poeziją leisti. Bus toks pilnesnis Pėteris. Na, šitas vakaras tikrai ypatingas, vien dėl to, kad mes pradedame grąžinti skolą Pėteriui Bruveriui. Ir noriu kreiptis į Zanę ir Indrą, kad labai gera jūs matyti Vilniuje. Tikiuosi, kad kelionė praėjo sklandžiai, nes jūs prieš kelias valandas tik tai atvykote. Tai mes iš Valkos, beveik iš Estijos. Pavargusios neatrodo. Aš tada prašysiu paimti mikrofoną, nežinau, pailiui turbūt atsakinėsite, kuri pirmesnė, bet kad aš šiek tiek žinau jau tą atsakymą, kurio dar nežino visi čia susirinkę mūsų klausytojai. Kaip jūs sutikote žinią, kad pagaliau jūsų tėčio knyga bus išleista lietuvių kalba? Čia aš pirma. Labas vakaras, esu Indra. Tas ar gerai girdisi? Taip, jau dabar viskas gerai. Mane šią žinia tikrai nenustebino, nes mes laukiam, pagaliau laukiam. Ir labai džiaugiuosi, labai smagu, nes šita knyga, kuri išėjo jau prieš 20 metų, tai, ką aš galiu apie ją pasakyti, kad labai gerai prisimenu tuos laikus, kokie jie buvo tada, kai tėtis gavo tą apdovanojimą. Janis Rukpelis sakė, kad jis
iškovojo, kad skirtų, o būtent tėčiui. Ir tada viskas prasidėjo, kad turėjau eiti į ministeriją aš, nes tėtis buvo su visais susipykęs, kaip visada. Ir tada įpratau tvarkyti tuos diplomatinius reikalus, nes jis taip sakė, dabar aš su visais jau spėjau susipykti. Dabar lieka tik paskutinis tas šansas, eini tu. Ir tada aš atidariau ten ministerijos duris ir atidaviau tokią kalbą, kad jis dėkoja už apdovanojimą, bet ten nebuvo kaip kalba, bet toks eilėraštis, vieną eilį. Tokie, kas yra poetas, koks gyvenimas sunkus ir taip toliau. Ir aišku, tada jis paėmė vietoj honoraro, nes jam nesumokėjo ir dėl to jis buvo piktas. Jis sakė, aš dabar važiuosiu į Lietuvą, ten aš turiu draugus, aš savo knygą jiems padovanosiu. Tai jis paėmė 20 egzempliorių, išdalino visiems draugams tą knygutę tokį, jau išėjusi, jau vyra lapai, matosi tokie, sako, dabar jį gyvens čia ir tada išlipo iš autobusų stotyje ir išdalino ir atėjo ir mano draugai, nes aš irgi turiu labai daug draugų Lietuvoje. Tai atėjom visi į stotį ir tėtis taip, čia tau, čia aš pasirašysiu ir tada ta knyga tokia legendinė ir gal dėl to, aš manau, kad dėl to Vladas sakė, kad mažai išvertęs buvo tuos eilėraščius, gal dėl to, kad ir Vytas vertė prieš tai ir kiti bičiuliai. Vis tiek nedaug, Erika išvertė apie tą. Tai va, gal dėl to, kad irgi daug vertėjų. Na ir Zana. Tai ką aš dar galiu pasakyti, nes pirmą kartą labas vakaras ir man labai malonu, kad čia yra dvi, aš atsiprašau, kad aš nelabai gerai kalbu lietuviškai, bet tai aš matau, kad čia yra ir Vladas, ir Antanas, ir čia dvi Baltijos asamblėjos laureatai, ir čia labai malonu, ir aš žinau, kad Peteris ir mano tėvas irgi žiūri, ir dabar yra su mumis. Tai Indra jau pasakė apie tą knygą ir aš galiu tiek daug pasakyti, kad čia ir diplomatinis reikalas ir buvo mano dalykas gyvenime. Taip, kad žinau, bet čia, žinai, dėl to ir mano darbas irgi yra kaip tarptautiniai ryšiai ir public relations. Ačiū. Man iš tikrųjų labai įdomu, kaip jūs taip puikiai kalbate lietuviškai. Man atrodo, tikrai be reikalo, Melazanė, atsiprašai, nes tai tiesiog smalsu, iš kur jūs taip išmokote ir koks yra jūsų tas ryšys su Lietuva, nes Indra irgi minėjo ką tik, kad turi čia daug draugų, tai kokia čia istorija slypi? Istorija slypi, aš tiek daug kartų apie tai kalbėjau, dabar reikia iš karto sugalvoti kažką naujo, kad nepasakiau, nes labai nepatinka kartotis, tai dabar aš pasakysiu taip. Kai man buvo 20 metų, aš galėjau pasakyti laba diena, labas vakaras. Bet mes pradėjom studijuoti filologiją, baltų filologiją ir mes turėjom labai gerą dėstytoją, Edmundą Trumpą. Edmundas, jis labai gerai, jis turėjo tokią lentelę, kaip išmokti veiksmažodžius ir ten tiesiog sakė, tu sakyk, eina,
eidavo, ir kažkaip tai paaiškino, tau reikia įsivaizduoti, kad tu dabar bendrauji ir dabar kalbi, ką tu turi pasakyti ir tiesiog per bendravimą išmokti. Jis sakė, nereikia tau dabar visų tų žodžių nereikalingų, sutiksi draugus, pradėsi kalbėti, išmok ten eiti, būti, gyventi, dirbti. Ir tiesiog, ir tada klausykis ir taip, tai man padėjo ir aš ten po truputį kankindama draugus ir taip ir išmokau. O tie draugai labai mielai leidosi kankinami, nes jie buvo ištisa karta Lietuvos poetų. Ir ką tik aš matau, kad Vytas labas Vytai, ir tu iš mūsų draugų, Vytai, yra labai malonu tavęs matyti. Aš atsiprašau, tave matyti. Čia iš ties, šis mūsų vakaras labai primena tokį draugų susirinkimą, nes salėje tikrai ne vienas artimą ryšį su Peteru Bruveriu turėjęs žmogus. Man buvo labai dar įdomi viena pačiai tokia istorija, kai nusprendžiau galiausiai jau pranešti jums žinią. Pirmiausia, man atrodo, skambinau Indrai, kad tikrai šiemet kalbos peizažas atkeliaus iš spaustuvės ir jūs sakote, aš kaip tik tėtį sapnavau. Tai man buvo labai įdomu, kad labai sutapo toks kažkaip, net kažkokia mistinė tokia linija, tarsi buvo toks kaip palaiminimas jo šitai knygai atsirasti būtent šiemet. Tai be abejo, ryšys man labai svarbus, nes aš turiu būti rami, kad aš jaučiu, kad jis yra šalia. Ir, žodžiu, jeigu jis ateitų, pavyzdžiui, sapne piktas, aš žinočiau, kad kažkas yra ne taip. Bet aš jaučiu, kad, pavyzdžiui, mano atsakomybė yra labai didelė. Aš jaučiu tą atsakomybę, nes po mirties aš sapnavau tėtį, kai mes išleidom jo paskutinę tetralogijos knygą, mokausi rašyti. Ir tada aš labai pergyvenau ir galvojau, nes jam labai svarbus buvo tas darbas ir tetralogija jau yra toks dalykas, kad jeigu tu jau suplanavai pirmą knygą išleisti, tai jau reikia tos ketvirtos, nes kitaip ir tetralogija nesigauna. Ir dabar tokia atsakomybė ir dar lietuvių antologija ir aš sakiau, ten 12 knygų. Tu suplanavai tiek ten 12 ir ten Venclovas ir Bložas ir taip visi poetai. O tėtis tada pasakė, ten buvo toks apvalus stalas, mes buvom baltas kambarį, viskas balta. Ir jis tada pažiūri ir ten labai daug knygų ir jis sakė, žinok, ten jie patys viską sutvarkys. Bet mano knyga, ir taip žiūri į mane. Ir aš pabudau, aišku, bet aš labai rimtai, čia tai rimtas pokalbis ir aš galvoju, taip reikia. Aš dabar rašau Marijui, kitam poetui ir sakiau, čia mums reikia labai, taip sunkiai padirbėti ir džiaugiuosi, kad tikrai išleidom tą knygą, nes dabar jau mes turim tetralogiją. O sapnas, apie kurį tu kalbėjai, čia buvo... Čia kai tik paskambinau ir pranešiau, kad jau planuoju. Čia buvo ten tas turkmenų sapnas, ten labai irgi įdomus buvo. Nes kartais tėtis ateina ir irgi kartais būna, kad jis ateina ir irgi toks susivėlęs, tokie plaukai, išeina ir vieną kartą toks sapnas irgi tėtis ateina, man reikės užsirašyti visus sapnus. Ir jis toks laimingas ir vienas sapnas buvo toks, kad aš jam sakau, dabar čia visos knygos mano. Ir tėtis taip garsiai juokiasi.
Nu, taip, čia tavo. Čia tavo. Aš nežinau, žiūri ten tokį lentinį. Ir tėtis sako, nu taip, dabar džiaukis, tavo knygos. Ir ten tie sapnai būna tokie džiaugsmingi ir aš labai džiaugiuosi galimybę pabendrauti taip, nes po mirties niekas nesibaigia, nes jeigu tu turi su žmogumi gyvenime labai stiprų tokį mentalinį ryšį, tai jis po mirties tikrai nedingsta ir aš galiu tikrai patvirtinti, kad va, tas džiugesys, būtent kas siejasi su knygomis, su poezija, jis visada gyvas. Tai labai tikiuosi, kad šiandien gražų sapną kokį nors susapnuosite. Na, o kaipgi poezijos knygos pristatymo vakaras be poezijos skaitymo? Tai prie kalbų ir prisiminimų dar tikrai sugrįšime, bet ruošdamiesi šiam susitikimui, aš tiesiog trumpai papasakosiu susirinkusiesiems, nes šiek tiek apsitarėme, kuriuos eilėraščius būtent Indra ir Zanė norėtų perskaityti latvių kalbą. Tuos eilėraščius Vladas perskaitys lietuvių kalbą. Taigi aš dar prieš skaitant eilėraščius paprašyčiau jūsų trumpai tiesiog papasakoti, kodėl pasirinkote būtent šituos tekstus. Tokia trumpa istorija. Tai aš išsirinkau Akimirką prieš simfoniją, dėl to, kad turiu daug draugų, kuri yra muzikantai, komponistai. Ir dėl to, kad čia yra vienas iš mano kompozitorių, turiu daug draugų. Ir dėl to išsirinkau, bet iš vis labai sunku buvo išsirinkti, nes visa valodas ainava yra kalbos peizažas, yra viena iš mano visada mīļākā knīgu pasaulē. Tai dabar jau jūs, mėly skaitovai, pasidalinkite eiga, aš tiesiog savo mikrofoną atiduodu. Kad nereiktum vienu dalintis? Taip. Ir aš skaitau dabar. Jūs skaitau. Jā, mirklis pirms simfonijas. Mirklis pirms simfonijas. Tik daudz lieka, tik daudz neīsta prieka. Itin kā nepietiktu ar vienu korāli dienā, ar vienu krūzīti piena, ar vienu atbildības pilnu mezglu, ikdienas domu pavadienā, zibens no skaidrām debesīm. Izdzelmju ziļumiem vārds, neviltotā izbrīnā pavērtas lūpas, atpakaļ attinas filma, no drupām atpakaļ uzlies pils. Par baskāju gana puiku olīces galā atdomās sevi atpakaļ. Sīrums noguris futurologs. Tik daudz dievišķa prieka. Ik sienāža čirkstā, ik kamenes zumēšanā, ik sīkākā ziediņa uzplaukšanā. Zemes māt, esi tuvu man klāt, iz tevis ik stāds, ik zāļu stiebras, tev mūsu pēdējo duravu atslēgas riekšā. Kā siltam, rasmīgam pavasarlietum gribas nolīt pār tevi, kā rūsganam rudzu vējam noglāstīt tevi, un lai visbaltākie sniegi, kas nosnieg pār tevi, ļauj mums bez bažu un rūgtuma atgriezties sevī.
Pārāk vainīgi esam, itin kā nepietiktu ar ļaušanos gadskārtu ritam, pārāk šaubīgi, itin kā neusticēdamies graudu atmiņai savu rietu skaistumam, galu galā laimes likumam. Pārāk smagus citātu maisus nesam, nemanīdami, kā meža zvēru pēduraks mums pasaka priekšā rau. Tur medainis saulainā norā. Tava galvenā pieturvieta gaidi, līdz tauriņi metīsies tev uz pleciem, līdz zinkārīgs zaķibērts panāksies tuvu. Un vējš bērza apotnē iešauks tavas dvēseles simboliju. Tik dievišķi daudz sadalp, ik putna trellī, foreles zibā, rasas piliena bezgalībā. Tai skaitau vertimą. Akimirka prieš simfoniją. Tiek daug benaudžio, tiek daug netikro džiaugsmo. Lyg būtų maža vieno choralo per dieną, vieno puodelio pieno, vieno tvirto atsakomybės mazgo iš gijos minčių kasdienių, žaibas iš giedro dangaus, iš gelmenų gilumos žodis, iš nuoširdžios nuostabos pravertos lūpos filmas į pradžią sukas, iš grubenų vėlė iškyla pilis, kaip basa dar piemenėlė išganos pabaigoje atregi vėlė save, žylas pavardės futurologas. Tiek dieviško džiaugsmo, iš kiekvieno žiaugo čirpimo, iš kamanės dusgimo, iš kiekvieno smulkučio žiedelio skleidimosi žemės mote būk šalia manęs, kas augmuo iš tavęs, kas žemuo, paskutinių mūsų durų raktas tavo delne suspaustas. Ir šiltas derlus pavasarinis lietus norėčiau nulyti tave, į trukių rausganas vėjas nuglosti tave, ir tie patys balčiausi sniegai apsningantis tave leidžia mums be kartėlių ir baimės sugrįžti save. Tokie nepastovūs esam, lyg būt negana atsiduoti kaitai metų laikų, tokie plevėsos įtarus nemanantis, pasitikėti negrūdo atmintimi, nesaulėlydžio gražumu. Nei laimės dėsnių, net tuo per sunkius citatų maišus nešiojam, nepastebėdami, ką mums duoda laukinių žvėrių pėdsakų raštas. Žiūrėk ten neduotai saulėtoje laukinė, svarbiausioji tavo stotelė, palauki, kol peteliškis aptūps tavo pečius, kol smalsus kiškių jauniklis arti prisėjęs, ir vėjas peržalapijo į suoš tavo sielos simfoniją. Taip dieviškai daug telpa trėlių tik vieno paukščio, upėtakio blyksnį, lašo rasos begalybė. Mesit smauglių apvyti klaustukų, užsiduoti, pamirštam klausimą, kodėl visa tai. Ši žemė, šios upės, šis dangus, žuvėdro žybsnių žvitrybė, nendrinės dudelės daina, amalas, prie pakraštėlio pabliksintis kukučių šokiai, veidai senuose albumuos tokie panašus į mūsų ir toji tyla, tarp garso ir garso, tarp žodžio ir žodžio, tarp gyvenimo ir negyvenimo, tarp gyvenimo ir gyvenimo, tarp pabaigos ir pradžios, it kupolas kopiantis snaudžiančio balinio vėžlio sapną, palengva dievulis leidos nuo kalnelio slėnumo. Jau minėjau Dievą, tai visi eilėraščiai kaip ir link Dievo, nes kitaip ir nesirašo, viskas apie tai. Tai mano pasirinkimas Dievo dzirnas, Dievo. Dievo dzirnas, Dievo. Dievo
Dievo girnos ir labai mėgstu šitą eilėraštį, nes jis nėra kaip minoras, bet mažoras. Taip, ir čia labai svarbu. Dieva dzirnas piepildīt do mažorā. Dieva dzirnas maltin mani, vai vēl nesaproti? Nāks reiz grēki atpakaļ, 100-kārt pavairoti. Kāds anonīms, kaut kā 1333. gadsimta eremītis ceļā no Romas uz Jeruzālemi un atpakaļ. Dieva dzirnas lēni maļ, bet labi. Mūsu izdarītie grēki nav vairs labojami. Pirkstu krata priesteris, vārdu krata rabīns. Cik tad ilgi Sodomā turēsies šie nami? Kā no smilšu graudiņa sākas nogruvumi, tā no sīka grēku darba ceļ uz grēku plūdi. Dieva mērkaķi kādēļ darīgistu dumi, tagad visu pasauli pārklās tavi trumi. Var no miesas kārības sabrukt karaļvalstis un no maza purkšķiena izcelties var karji. Grēki tā kā ķirmji grauž, netur vairāk balsti. Grēko kautrās aptekstes, grēko dižie cari. Grēki uzglūn nakt un dienu, lienis katra stūra. Visās vietās, kur vien eit, jau uz tevi gaida. Nevar vairāk paslēpties, patais klosteru mūrja. Šķiet tur pati dievmāte, divdomīgi smaida. Kas to zin, vai maz vairs drīkst dziļi ievilkt elpu, ievilksi vēl plaušā sev pašu Luciferu. Mirklī mācēs pārņemt viņš tavu dzīves telpu un ar dažiem padomiem pārvērtīs par zvēru. Neskatos vairs atpakaļ tavās acīs skaistās, tajās atspīd tikai sāls un stabi. Milzu tīmeklī it viss savā starpā saistās. Dieva dzirnas lēni maļ, bet labi. Pagaliau išgirdau, kas pereina iš Pėtero, iš šitą balsą. Jo ypatingas skaitymas buvo. Dievo girnos pripildyti do mažoro. Dievo girnos malte malą, ko čia nesuprasti, leisis nuodėmės atgal vis 100 kart didesnis. Nežinomas 13 amžiaus eremitas kelyje iš Romos į Jeruzalę ir atgal. Dievo girnos skalsiai malas, skalsiai vyra labas, nuodėmių, kurias padarom, nieks neatitaiso. Pirštą krato kunigėlis, barzdą krato rabinas, kaip ilgai šioje Sodomai namai išsilaiko. Kaip iš smėlio grūdo, nuošliaužos įgrūva, iš smulkaus nusidėjimo, nuodėmės paplūsta. Dievo beždžionė, na kodėl tu taip kvailai elgiesi, tai dabar pasaulį visą šunvatėm apleisi. Taip dėl kūno geidulių žlunga karalystės ir dėl ginčių nemeilių gali karas pykstau. Nuodėmės kaip kirminai nebėra kur dėtis ir tarnaitėms ir carams tenka nusidėti. Diena nuodėmės nakčia tik tave vis myli, jos visur, kur tik eini tave bevypso. Negalėtum pasislėpti net ir vienuolyne, Dievo motina ir ta dviprasmingai šypso. Kas čia žinom, ar pavyks giliai traukti kvapą, gal kvėpsi į plaučius Luciferį patį. Tavo gyvasties erdvėj netruks išsipleikti ir pamokytas į žvėrį tu pavirsi veiki. Nežiūrėjau daugiau atgal, tavo akis skaisčios spindi, tik druska joje į stulpus sustirus. Viskas į tvaratinklį tarpusavę saistos,
Dievo žirno skalsiai mala, skalsiai labas byra. Skambėjo kaip daina iš tiesų. Ir labai keista, kad skaitovai atsisakė skaityti stovėdami. Štai todėl mes tą stovą ir patraukėme mikrofono nuošaliau, bet jūs skaito taip, kad norisi tiesiog iš tikrųjų matyti jūs visų kūnų skaitančius. Tikrai nepersigalvot, nepastatyt atgal stovo. Kaip jaučiat, sakykite, jeigu ką dar nevėlu? Stovas nebūtinas, kaip mikrofonas yra. Ar tęsiam toliau skaitimus, ar norėtumėt padaryti pauzę ir paskui dar paskaityti? Aš galiu skaityti. Skaitom toliau, gerai. Prašom, man atrodo, tikrai visi mėgaujamės klausydami. Apie vaikystę. Labai mėgstu tėčio eilėraščius apie jo vaikystę, nes tai yra mano kaip ir atminti, kaip ne tik eilėraščiai, bet aš matau nuotraukas iš jo vaikystės. Ir čia irgi matau, kad yra mažas tėtis ir senelis ir bobutė. Ir aš ir visada taip ir žiūriu, kad jis irgi į save žiūrėjo ir niekaip negalėjo patikėti, ar čia tikrai aš toj nuotraukai, ar čia kitas žmogus, nes jis irgi kai žiūrėjo į veidrodį ir sakė, taip, ir tėvo nebėra, bet va, aš čia esu užaugęs kaip jis tada ir jis visada kažkaip galvodavo apie tai. Ir viską užsirašydavo ir dėl to tie eilėraščiai man, kaip anūkiai, aš niekada nemačiau savo senelio. Bet iš tų eilėraščių aš galiu kažkiek, bandyti suprasti, koks buvo jų santykis ir kokie laikai buvo. Dėl to labai džiaugiuosi, kad tokį galimybę ten irgi pabūti. Bērnība. 60. gadi. Fragments. Koki apauga ar piepēm, cilvēks ar lietām un atmiņām apauga, raibs, dzeņa, vēders, jukla dzīves, šņuga, lūgas, neizspēlētais teksts, apsarmojas, sarūguši, putras kalni aiz kuriem, citi putras kalni aiz kurs dūši, arvien tramīgāks solis, meklējot māju ceļu pa kurju, pretim nāk baskājis puiškāns, putniem, zvēriem un cilvēkiem uzticēties, atvērts melnēm, notašķies par indiāņiem, salasījies, no krieviem vēl neiebaidīts loku un bultas visur, ņemdams sev līdz dodas, izlūku gājienos netālu no mazās jūglas, pierīgas mežos pa apsulnojušām transšajām lodā, viņu izrautās bedrēs, smējus bez baiļus, sarūsējušu caurmotu friču ķiveri atrod, bet mīkriesli nākotais kuplā jāņogu krūma slēpjas un par savu vakar sabraukto kaķīti raudot lūkšanu skaita. Izkrīt piena zobi, izaug kaula zobi, izkrīt kaula zobi, uzmirts zelžu zobi, dieva dzirnas lēni, bet nepielūdzami maļ. Tālāk, kas tālāk? Tālāk smēdēs sarūsē lūkšas un āmuri, naukas zirdziņus apkaļ, zirdziņiem pieaug spārni, tak papuve tā I palika neapārta. Koka sērdē ar gadu gredzaniem apaug, cilvēka dvēsele apauga ar piepēm, miglainās fotobildītēs apstādināti mirkļi, kristības kāzas, talkas un bēres, brauciens uz Siguldu katram spieķītis rokā, zvēru dārzā ar mērkaķiem fonā, kazi mērkaķi fonā ar mums un saks. Ar priednieku kavāru čarkstot griežas vecajā patafonā. Rokas apauga ar darbiem, domas ar pārdomām, jūtas ar ikdienu sajūtām apaug, bet tik gadu pirms Jāņu tvīkumā uzziedot zobenājiem jeb skalbēm,
tāds pazaudēts mīlums uzvilnīja acīs, ka čomiņ negribas vairāk nerunāt. Vaikystė, 70-metis fragmentas. Medžiai apauga kempėm, žmogus daiktais ir prisiminimais apauga margas genio pilvas, gyvenimas painiai surekstas, pjesės nesuvaidintos, tekstas šarmuotas, surūgę košės kalnai, už jų kiti košės kalnai, pailsta ryžtas, kas kart baigštesnis žingsnis, ieškant kelio namopi, ateina jo pasitikt pasakojęs berniūkštis, atviras paukščiams, žvėrims ir žmonėms, apsitaškęs mėlynėmis, prisiskaitęs apie indėnus, rusų dar neįgąsdintas, leidžiasi į žvalgybą netoli nuo mažosios Juglos, Parygies miškuose, po apsamanojusias tranšėjas, šliaužtes sviedinių išmuštose duobėse šiaipsau, be baimės surūdijusi skylėtą fricų šalmą atranda, bet sutemoms imant ištėti, slepiasi už viešnoms serbentų krūmų ir už savai vakar suvažinėtą katytį, raudodamas kalbą maldą. Iškrinta pieniniai dantis, išauga kauliniai dantis, iškrinta kauliniai dantis, geležiniai sublizga dantis. Dievo girnos lėtai, bet nenumaldomai mala, toliau, kas toliau, toliau kalvė replis rūdyje ir kūjai nėra kam arkliuką pakausti. Arkliukam išauga sparnai, tai būdimas taip ir paliko neartas. Medžio širdis neturėvėjim apauga, kempim apauga žmogaus dvasia, padumavusiose nutraukytėse sustabdytos akimirkos, krikštynos, vestuvės, talkos ir pakasinos, važiavimas Sigūdon, kiekvienoj rankoj lazdelė, zoologijos sodas, mes ir fone beždžionės, o gal beždžionės fone su mumis. Saksui su priedniku kavarą girgždant seno patefono sakiniuose. Rankos apauga darbais, mintis apauga apmąstymais, jausmai kasdienybės jutimais apauga, bet kas metai, artėjant joniniams, su žydus vilkdagiams arba kardelėms, tokio švelnumo jau prarasto, akys priplūsta, kad draugužėlė noro nebėr kalbėti. Ir skalbas, aišku, yra tokias gėlės latvių kalba, bet reikia nepamiršti, kad yra garsus poetas ir rašytojas Karlis Skalba. Ir tokia iliuzija, kad reikia ir apie jį pagalvoti. Ir Jonai, aišku. Aš atsiprašau, kad kol mes apie vaikystę kaip tik kalbėjom, tai čia yra toksai knygoje Dūdelė turiu, turbūt, aš nežinau kaip reiktų, kurio gal čia yra ir tikrai kažkurios iš jūsų piešinys parašyta. Kokia čia yra istorija? Čia mes su Vladu kalbėjome, nes čia latviškam variante galiu patvirtinti, kad rašiau aš, nes tėtis liepė, sakė, parašyk savo ranką, bet aš nerašiau kaip ir ranka tušinuku, bet kompiuteryje. Bet taip turėjau kaip vaikas ir įrašyti tą žodį. Aš Dūdelį turiu. Man stabula ir. O lietuviškai dabar reiktų paklausti mūsų anūkėlių, kuris čia įrašė. Nes abiem daviau lapą prirašyti, kad būtų kuo vaikiškiau, žiūrint į originalą dar. O aš dar norėčiau paklausti tarp skaitimo, kaip rašydavo Peteras Bauveris? Ar jis turėjo kažkokių tai rašymo įpročių? Ar prisimenate jį įsitraukusi į kūrybos procesą? Ar jis būdavo su šeima, ar jis kaip tik atsitraukdavo į vienumą? Gal pamenate? Da, pamenu. Pirmā, tai yra
negerdavo nelašo, turėjo būti, kaip krištolas. Bet jis pats ir sakė, kad jam geriausia buvo 4 ryto atsikelti. Ir tada aš girdžiu mašinėlę. Tik. Labai garsiai. Ir tada gimsta patys geriausiai eilėraščiai. 4 ryto jis buvo kaip vyturys. Taip. Ir tada ir ateina tos mintis. Ir jis labai daug skaitydavo. Ir tai buvo darbas ir ne tik tai su savo mintimis ir savo prisiminimais, bet labai didelis darbas per save, kaip ir... Čia jau kaip gimdymas gaunasi, nes tu skaitai ir tavo galvoje gimsta kažkas iš to, ką tu skaitai ir kaip tu supranti ir kaip tu nori sutvarkyti tą begalinį, kaip tokį, kaip bardaką, chaosą. Ir jis labai puikiai susitvarkė, nes kai skaitai tėčio poeziją, tai tikrai tu negali pasiklysti. Tai yra kaip jis tau duoda ranką ir sako, aš tau pasakysiu, kaip yra, kad tu nebūtum, kaip ir pasiklydęs kažkur. Taip nurodyti tokį ir dėl kompasas toks geras. Na, bet tarkim, mane jau jisai 4 atsikėlė, pradėjo rašyti ir po kažkiek ten laiko, kelių valandų keliasi visa šeima. Ar jisai labai greitai iš to poeto savyje išeidavo ir tiesiog būdavo, įprastinis toksai tėtis jums? Ar jisai kaip tik dalindavosi savo parašytais tekstais, juos skaitydavo visai šeiminai? Gal pamenate? Tai aišku, mes labai mėgdavom sportą. Tai iš karto arba, einam į mišką ir visada reikėjo 3 solis. Kaip visą laiką reikėjo arba volejbolą žaisti, arba ten futbolą, rankinį, aš atsiprašau. Ir tai visada reikėjo kokį nors sportą daryti ir aš prisimenu, kad jis ne tik tai iš ryto dirbdavo, bet irgi naktimis. Čia, kur Zana dabar pasakoja apie tą sportą mišką ir tada aš įsivaizduoju, kad tai buvo mūsų vaikystė, bet aš jau kalbėjau apie tuos metus, kai aš jau buvau studentė ir kai mes kartu buvom ir tada, bet labai sunku, nes kai tu pradedi dirbti ir tau puikiai sekasi, tai reiškia, kad tu tą dieną tikrai nori dirbti toliau, kol tu dar, esi, kaip, ne taip, kad įkvėpimas ant bango. Išėjęs iš traukos. Taip, ir kartais būdavo, kad 2 dienos iš eilės ir aišku negalima trukdyti, aišku, kad reikia kavą paruošti, arbatą ir visą kitą. Ir svarbiausia, kad duoti ramybę, kad neįti į kambarį, netrukdyti. Mes žinojom, kad jeigu tėtis dirba, šventas dalykas, tikrai tik tai labai, tyliai prieiti ir pasakyti, gal nori kavos, gal nori arbatos. Taip ir būdavo. Aš prisimenu tokius laikus. Ir dabar dar vienas eilėraštis, kur mes kiti buvo apie vaikystę, apie Dievą, o šitas jau apie tokia jau konkretizuoja viską. Kad lieka vienas. Šie purvi jāizbried, šīs miglas jāizstaigā, šie malduguni jāizkārto skaistā ornamentā, uz ko tad atskatīties var, kad izlūk gaita, prom aizplandīs kā vēja rauta sēru lenta, pār papīrmalkas ceļus šlagas novārstītu, zem aizmirstības caurspīdīgiem stalaktītiem. Bet vēl ir purvs kā iespēja un dzīves telpa, un ciņu galvas dzelvju acis pilnas tumšu augu, un ūpja brīdinājums aizsmakuša strazda svelpa, kas krustonet pārbrienamo stragno valku, aiz kurja atbalsta balsts no debes jumu,
un mednieks izlīdzināts tiek ar medījumu. Daudz ticis skaidrots, skaidļots smagos leksikonos, ar nagu iezīmēts, daudz kompilēts un citēts, daudz noklusēts, daudz iebļauts megafonos, daudz ciests un pārdzīvots, bet maz ir ticēts, ka tas, ko tikko teici, tiešām tevis paša sacīts, visdrīzāk to tev ausī iečukstējis tacits. Vai Homērs kāds vai literārā konsultante no vakar apciemotā bāra, zem kājām žludzin ļūns un jūti tavi sejas panti, sāk atkārtot tā kontinenta kontūrkarti, kas nogrima pirms piedzimis bija Platons, visaplīgs sūdeklis kā okeānā planktons. Vien atceries, ko sākumā mēs norunājām. Šie purvi jāizbrien, šīs bailes jāizvārdo un nesme ar esamību jāizrotā, līdz būtības medus ielīst sirmā bārdā un ceļa čūskojums kļūst pašsaprotams, kā sniegbalts miegs pār aizsalušām dzelvēm, kā kaila dvēsele zem augstām debesis velvēm. Šos pēļķus reiks išbrist, šos mīglus reiks išvaikšķot, šos klīzdžvoties į gražų ornamentą sudėlioti, kad atsigręžus būtų tau ką pažvelgti aiškiai, kai žvelgsis atitrūksit vėjo nešama graudinga juosta per popiermalkių kelią, šlako pribarstyta, po perregimais užmiršimo stalaktitais. Bet pelkėda yra ir galimybė, ir erdvė gyventi, kemsynų galvos gelmenis pritvinkę juodo alkio, apuoko klyksmas, strazdo polėkis kimiai švilpenti, kurs perkerta neperbrendama dunė valka, jos atskambis padangė ramsto nykę, o atlygis medžiokliui bus laimikis. Skaityta daug, skaičiuota, sunkiuose žodynuos nagu žymėta, daug cituota, kompiliuota, nužiūrėta, daug nutilėta, megafonais išbliuvota miniai, daug sunkiai iškentėta, bet mažai tikėta, kad tai, ką vos tik pasakėjai, tikrai esi pasakęs tu. Greičiausiai tai jau simtų pašnipždėjo Tacitas, ar koks Homeras, ar literatūros konsultantė iš vakar aplankyto baro. Tau po kojų vis šliuksi liūnas, veido bruožai išsilankstė ir kontūrinį žemlapį žemynų šio kartoja, nugrimzdusio pirmiau nei užgimė Platonas. Aplinkui pelkių samanos, lyg jūrmarių planktonas. Tik prisimink, kad sutarta iš karto. Šias pelkės teks išbrist, šias baimės užkalbėti ir nesatį teks esaties grožiu apkaišot, kaip medui būtinybei leisti žilą barzdą sutekėti. Keliai gyvatiškijų linkiai bus savaime aiškus, tarytum sniegino ramybėm gelmių sukaustytų, taryt dvasia aukštoj dangaus paskliautėje. Ačiū už nuostabius tekstus ir tikrai puikų jų skaitymą. Tai, man atrodo, šio vakaro visiškas puošmena, vinis. Norėčiau po truputėlį mūsų vakarą einant į pabaigą, norėčiau paklausti, galbūt kas nors iš salėje esančių norėtų užduoti klausimą vienam iš mūsų šio vakaro svečių. Zanei, Indrai arba Vladui. Tuomet prašau įsidrąsinti. Šiaip pasakyti. Aš jį pasidalinti tokiu įspūdžiu mintimi. Na, paplėtai. Va, mes turim klausimą. Aš norėčiau atkreipti truputėlį dėmesio į patį vertėją. Kad
būnu pagal visuomeninį įsipareigojimą redaktorė ir tai reiškia, kad esu kategoriška prokurorė, ieškanti neatitikimų, ieškanti kokio nors paklydimo, reikalaujanti, kad būtų išlaikyta eilėdara ar įspūdis ar kas nors ir visai nesukanti galvos, kaip tą pavyktų įgyvendinti. Bet po šitos knygos aš norėčiau pabūti, paadvokatauti vertėjui. Nes iš tikrųjų yra tokių dalykų, kurių niekas įveikti negali. Mano sąmonę turbūt pasiekė citata, kad poetas Bruveris yra sakęs, kad pirmiausia mes esam baltai ir tik tada latviai, lietuviai. Ir jis kai kada elgėsi su tekstu, su latvišku tekstu, su latvių kalba. Taip kaip kadaise Daukantas savo būde yra latviškus žodžius taip pat traktavęs kaip lietuviškus ir sakęs, kad senovės lietuviai ilgas savo kasas pindavo į bizas, o bize latviškai yra kasa. Taip ir poetas Bruveris savo latviškose tekstuose yra palikęs gudriai paslėptų lituanizmų, kurie man kartais atrodo tiesiog tik lietuviški žodžiai. Bet latviškai skaitančiam šitas tekstas yra ypatingas, kitoks negu kiti grinai latviški tekstai. Bet ką turi daryti vertėjas, kuris gauna latvišką eilutę su lietuvišku kokiu nors žodžiu, kaip jis tą dabar turi realizuoti, kad būtų maždaug toks pat įspūdis. Pavyzdžiui, Ozuolų birzis, aukurų dūmai. Aš domėjausi ir tik viename garbiame latviškam žodyne radau paaiškinimą žodžio aukurs. Tai yra specialus kuras jaujoms užkurti. Latviai savo ikikrikščioniškiems dievams aukodavo truputėlį kitaip, gal prie didelių akmenų, gal prie didelių medžių, o aukurų matyt nestatė ir tokio žodžio nepaliko. O lietuviškai tai bus normalus tekstas lietuviškas. Originalo tekste yra matos kaspinas kuošas. Laukuose kaspinai spalvoti. Kaspinės tai yra lietuviškas žodis su truputėliu latviškos fonetikos prieskonių. Pabandykit tą lietuviškai persakyti, kad tai nebūtų tik lietuviškas tekstas. Čia girdėjom apie tas pelkes, kurias reikia išbristi. Zemgaja, liūns. Mes suprantam lietuviškai, kas yra liūnas ir vertėjas taip ir išvertė, bet ta vieta, paprastas vertimas ir tiek. Ir daugiau yra
Все maži auksą per save laksta. Tai čia vėl lituanizmas, vėl laksto. Taigi, yra tokių atvejų, kai geriausias, labiausiai patyręs vertėjas negali savo išversto teksto, negali pasiekti, kad jo išverstas tekstas keltų skaitytojui tokį pat įspūdį kaip originalas. Jis yra tiesiog padoriai išvertęs teksto semantiką ir ypatingumai išnyksta. Neabejotin, vertėjas liūdnai palinguoja galvą, nes stengdamasis įvykdyti įsipareigojimą lietuviškai publikai, kuri galėtų skaityti savo suprantamą savo gimtąją kalbą šito puikaus poeto poeziją ir įsipareigojimą emocinį savo draugui, kad galėtų paskleisti plačiau jo poeziją. Vertėjas truputėlį rizikuoja nuo savo kaip vertėjo reputacija, bet stipresnis yra tas emocinis noras ir tas kultūrinis įsipareigojimas, negu kad narsa, tai yra narsa padeda įvykdyti tuos įsipareigojimus, kurie šiaip jau jam kaip vertėjai būtų leistini aplenkti, praleisti tuos eilėraščius. Tiek aš norėjau pasakyti, kad mane stebina ir kelia pagarbą vertėjo narsa. Dėkojame gerbiamai redaktoriai Lilijai Kudirkienei, kuris su mumis pasidalino knygos vertimo ir redagavimo ypatumais, subtilybėmis. Iš tiesų reikėtų turbūt pasakyti, kad tai puikus vertėjo ir redaktorės tandemas, kad būtent gerbiamas Vladas Braziūnas pavykavo dirbti būtent su Lilija ir tikrai reikėjo šiek tiek pastangų prikalbinti. Tai ačiū labai, kad leidotės būti įkalbėta. Knyga su daugybė puikiai išverstų eilėraščių galima įsigyti prie įėjimo į salę. Ir aš norėčiau, jeigu niekas nebenori nieko dar pridurti. Oi, čia galima kalbėti. Tai tiesiog intriguoja knygos pavadinimas, kad kalbos peizažas ir suprantam, kad Baltijos asamblėjos premija tarsi reiškia, kad Peters Bruveris yra kaip viršukalnė, galbūt kažkokia, ar ne, su tuo laimėjimu, bet kaip Bruveris tam kalbos peizaže latviškam atrodo, kad žinoma susirinko dauguma latvistų, galbūt čia tik man tas peizažas latviškos poezijos toks mažiau pažinus ir labai būtų įdomu refleksija, kaip Bruveris atrodo tam kitam, šalia kitų latviškos to laikotarpio tradicijos. Dėkuoju už puikų klausimą. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos žmogui, kuris iš tiesų mums padeda šį projektą kuruojant, tai iš tiesų labai dėkoju Rūtai Lazauskaitei ir už klausimą, ir už visą pagalbą leidžiant šią seriją. Tai prašom atsakykite, kas norėtų atsakyti iš jūsų. Aš tik pasakysiu vieną daiktą tokį, kad atrodo labai gerai visame latvių poezijos peizaže. Ir man užtenka, kad Knutas, Kujeniekas, mano autoritetas labai didelis, tai Peterą vadino genijų. Trumpai,
dar girdėjau tokį žodį, kad Peteras Bruveris buvo paskutinis latvių poetas, tikras poetas, kad kitų daugiau nebebus. Aš norėčiau dar pasakyti, kad Bruveris visada bus gyvas, nes jo poezija yra dainos ir kompozitorė visada, išsirinka jo būtent poeziją. Ir Antanas Joninis tą irgi labai žino, nes Juk ir Šubrovskis irgi yra, toks, Juk yra tokia grupė. Ir aš visiems kviečiu paklausyti grupą Juk. Ten yra Antanas Joninas, ten yra Bruveris ir taip toliau. Dėkojame už rekomendacijas, už visą šį nuoširdų pokalbį, už skirtą mums laiką. Tikrai didžiulis ačiū visiems šį vakarą kalbėjusiems, visiems klausiusiems, susirinkusiems, radusiems laiko atvykti šį žvarboką vakarą į Lietuvos rašytojų sąjungą. Už paramą leidžiant knygą ir organizuojant šį renginį dėkojame Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai. Prieš išsiskirstant norėčiau visus pakviesti visai netrukus, gruodžio 4-ąją, taip pat 6:30 į šią salę, kur atvyks viešnia iš Estijos, rašytoja Lelo Tungal. Ir mes čia pasitiksime jos trilogiją Draugė mergaitė, kurią iš estų kalbos išvertė Danutė Sirijos Giraitė. Tai, žodžiu, su tokiais kvietimais ir tikiuosi jūs netrukus vėl čia pamatyti. Linkiu visiems gražaus jaukaus vakaro. Ačiū. Ačiū. Tai aš norėčiau, pasakyti ačiū ir būtent, kad yra Vladas Braziūnas vertėjas ir aš žinau, kaip sunku yra būtent žmonai. Ačiū. Dar Antra, Gedita, tu esi tokia graži. Akimirka prieš simfoniją. Tiek daug benaudžio, tiek daug netikro džiaugsmo. Lyg būtų maža vieno choralo per dieną, vieno puodelio pieno, vieno tvirto atsakomybės mazgo iš gijos minčių kasdienių, žaibas iš giedro dangaus, iš dėmenų gilumos žodis. Iš nuoširdžios nuostabos pravertos lūpos filmas į pradžią sukas, iš grubenų vėlė iškyla pilis, kaip basa dar piemenėlė išganos pabaigoje atregi vėlė save, žylas pavargęs futurologas. Tiek dieviško džiaugsmo, iš kiekvieno žiaugo čirpimo, iš kamanės dūzgimo, iš kiekvieno smūkučio žiedelio skleidimosi žemės mote būk šalia manęs, kas augmuo iš tavęs, kas žemuo, paskutinių mūsų durų raktas tavo delne suspaustas. Ir šiltas derlus pavasarinis lietus norėčiau nulyti tave, į trukių rausganas vėjas nuglosti tave, ir tie patys balčiausi sniegai apsningantis tave leidžia mums be kartėlių ir baimės sugrįžti į save. Tokie nepastovūs esam, lyg būt negana atsiduoti kaitai metų laikų, tokie plevėsos įtarus nemanantis, pasitikėti negrūdo atmintimi, nesaulėlydžio gražumu. Nelaimės dėsnių net tuo per sunkius citatų maišus nešiojam, nepastebėdami, ką mums duoda laukinių žvėrių pėdsakų raštas. Žiūrėk ten neduotoj saulėtoje laukinėje svarbiausioji tavo stotelė, palauki, kol peteliškis aptūps tavo pečius, kol smalsus kiškių jauniklis arti prisėjęs ir vėjas peržalapijo į suoš tavo sielos simfoniją. Taip dieviškai daug telpa trėlį kiekvieno paukščio, upėtakio blyksnį, lašo rasos begalybė.
mes it smauglių apvyti klaustukų, užsiduoti, pamirštam klausimą, kodėl visą tai. Ši žemė, šios upės, šis dangus, žuvėdro žybsnių žvitrybė, nendrinės dudelės daina, amalas, prie pakraštėlio pabliksintis kukučių šokiai, veidai senuose albumuos tokie panašus į mūsų ir toji tyla, tarp garso ir garso, tarp žodžio ir žodžio, tarp gyvenimo ir negyvenimo, tarp gyvenimo ir gyvenimo, tarp pabaigos ir pradžios, it kupolas kaupiantis snaudžiančio balinio vėžlio sapną, palengva dievulis leidos nuo kalnelio slėnumo.